prasideda. Tai ko, jūs nepradėjo nei mėnesis ir mes vėl kelyje. Portugalija vėl. Eisim, žygiuosim, dirbsim, žodžiu, laukia intensyvios atostogos. Įsivaizduokite, aš sugebėjau 10 kg tiktais. Įsivaizduokite, nežinau, kad reiks 150 kg nešt. Viena suknelė ir vienas džinsinis sijonas. Viskas, daugiau visa kita yra žygiai. Kokie pirmi įspūdžiai? Šilta, geras oras, nuostabu, nuotaika puikiai. Papasakokit, kaip čia mes įsikūrėm. Puikiai, žinokit, toks nuostabus, toks sodelis vidury miesto. Jardín de la Paz. Gamta Lisabonos centre, tai yra amazing. Dabar viską tvarkome, susirinkom rekomendacijas. Prirašė, pribraižė mum kur eit. Įdavino, sakė, nemokamai. Labas rytas, pirmasis mūsų portugališkas pusrytis. Einam pusryčiaut. O, vėsokoka. Mes šitą restoraną specialiai pasirinkom, nes jis yra toks butik. Ir labai buvo geri atsiliepimai, jame labai nedaug vietų. Išlydim turistą. Palinkėkit man sėkmės. Sėkmės, čiau. Ponė žingsniuoja į Lisabonos tyrinėjimą. O, sportuot. Ne čia į ne. Jau man nedrasu, kad nebegrįšit. Kokie įspūdžiai? Kad mes ne miesto žmonės. Galiu tik pritart. Maksimum 2 dienas galim praleisti mieste. Žmonių gausa. Knuta sekina. Kur važiuojat? Su metro išbandom. Važiuojam į deskubrimientos kažkokią ir pilį, ir statulą, žodžiu. Šiaip fainas, dabar toks oras, saulė nusileido ir toks šiluma tokia gera. Santą išvarė anksčiau, tai dabar einu iki Santos ir tada dar kopsim į vieną tokį apžvalgos bokštą. Šiandien yra paskutinis vakaras mieste ir rytoj jau važiuosim į Kažkais. Jinai nenutuokia, kad aš ateinu, tai dabar pabandysiu ją susirasti ir nustebinti. Norėjau tave nustebinti, bet tu kaip vietinė čia. Kaip vietinė atrodau? Nu? Labą dieną. Kaip sekasi knygą skaityt? Nusipirkau akinius. Akinius? Nu parodykit. Mano pirkinys marketo. Mano followeriai pirmi pamatys. Ar gražiai atrodo? Lisabona yra ant kalnų, kalvelių. Tai yra up and down, up and down. Mes esam tikri eksploreriai. Tarp Meksikų džiunglių vaikščioti. Čia koks medis storas. Nu, draugai,
klausimų atsakymų vakarą. Padarom. Labai daug followerių klausia, ar verta važiuoti į Portugaliją, Lisaboną. Tai atsakau, kad verta. Labai faina šalis. Ar esu ekspertas Lisabonos? Taip. Po 2 dienų jau galiu drąsiai teikti, kad galiu vesti turus, rodyti geriausias ir žymiausias vietas. Kita dalis followerių klausia, kaip sekasi keliauti poroje. Tai noriu atsakyti, kad kol kas gerai. Nesipykstam po 2 dienų. Gerai, šitoks eksperimentinis. Iš tikrųjų, jokių followerių neturiu, nieks nieko neklausia. Parodysiu vieną niuansą. Iš tikrųjų, žiauriai fainas kambarys, žiauriai fainas viešbutis, bet yra vienas bugas. Tai parodysiu. O bugas štai yra šitas. Šita lempa. Išjungus. Bele kaip šviečia. Tarsi tenka triusikus užmest, kad būtų galima miegoti.